svarbiausia, kad švariai raiteliui atšokti. Čia laikas per daug ir neturės reikšmės. Jisai nuėmamas tik tai tam, kad jeigu raiteliai padarytų visi metimus, tačiau tikėkime, kad Mindaugas jau parodė, kad taip įmanoma be baudos taškų atjoti ir įvyks paskui persirengumas. Dar. Tačiau laikas bus fiksuojamas tik simboliškai. Taigi, Ilona Zaula ir Grand Cru persirungime 0 baudos taškų. Na ir kągi, Tadas Šeškas pradės rodymą su žirgu Avelka ir atstovauja tėčio sporto klubo interesų šiose varžybose, tai Zikmo žirgai sporto klubas, Palanga. O joje Tadas 2005 metais gimusią kumelaitę Trakėnų veisės Luchari. Taigi aplodismentais palydime ir dar vieną duetą, kuris patenka į persiringimą. Tadas Šeškas ir Avelka 0 baudos taškų. Taigi kągi, turėsime persirungimą, kuris įvyks po 3 minučių. Dėmesio persirungimą, po 3 minučių prasidės persirungimas ir skelbtis 1, 12, 7, 8, 9 A, B dalis. Sakoma, pasižiūrėsim, ar Tadas yra džentelmenas, tikras sportininkas, kovotojas. Nuo jo priklauso Respublikos mėgėjų grupės čempiono titulas. Jeigu jam pasiseks įveikti distanciją be baudos taškų, jis gali tapti 2012 metų atvirojo Lietuvos konkurų čempionato mėgėjų grupės čempionu. Rame. Taigi niekas nesikeičia, kadangi Jūratei atitenka visi sveikinimai skirti kaip Ugnė Vigantaitė ir Homera. Gimęs Lietuvoje žirgas, registruotas kaip vietinių žirgų atstovas, kadangi žinome, kad tai registruojami tik tokie žirgai, kurie neturi pilnos kilmės, arba jų kilmė nežinoma, tai būtent toksai yra Homeras ir žirgas. Bijus ten kažko. Ne, dar nepradėjo.
šeštas ir atstovauja sporto klubo interesus Zygmo žirgai. Ugnė, nesinervuok. Ne, viskas gerai. Atsargiai, kad nebūtų. Kas yra? Vo, sistema per. Ragink. Gerai. Na ir finišuoja Ugnė Rygandaitė su Homeru 12 baudos taškų distancijoje, o į startą kviečiame Joną Bacevičių su Faktorius, gyvės 2006 metais, pirmaisiais nuo Vulkano. Lietuvos žirgai. Na, o kadangi Lietuvos žirgynas vienyje 3 žirgynus, tai Sartų žirgyną, Vilniaus žirgyną, Nemuno žirgyną, ir šis žirgas yra užaugęs Udarosios akcijų bendrovės buvusiame Nemuno žirgyne, o šiuo metu šis žirgynas išlieka su tuo pačiu pavadinimu Nemuno žirgynas, tačiau tai yra Udarosios akcijų bendrovės Lietuvos žirgynas filialas. Bjaurus yra. Justą. Nusiminė. O tai ką, eisim? O tu papuoliai. Ketvirtą. Gausi? Yra prizinė vieta? Šeštas? Tai lauksim dar, filmuosim. Uždarosios akcinės bendrovės Helvina atstovas. Uždarosios akcinės bendrovės Sakona atstovas. Restorano Pilies uostas atstovas. Ir uždarosios akcinės bendrovės Dujas Dekona. Bei varžybų organizatorius ir teisėjus. Tam, kad pagerbtumėme mūsų atstovus ir rungties. Pamojo. Užskaitų rungčių nugalėtojus ir prizininkus. Panašiamoje apdovanoje žirgai nugalėtojai buvo papuošti dujomis, nugalėtojų dujomis, čempionai apjuosti čempiono juostomis, o prizininkai žirgai papuošti rozetėmis. Štai 24 duetai išsirikiuos priešus ir eilės tvarka, nes juos pagersime ir apdovanosime pagal nuopelnus. Be abejo, didžiausi aplodismentai vis tiek atiteks šių rungčių čempionas. Ir be abejo kviečiame Iloną Zaulą taip pat atsistoti šalia žirgo nugalėtojo, kadangi ji tapo ir rungties nugalėtojas su Grand Cru.
Na, o aplodismentai skamba Jūratei Čivinskaitei. Es tapo Lietuvos Respublikos atvirojo konkurų čempionato čempionė. Antrus metus iš eilės ši raitelė neapleidžia pozicijų. Aplodismentai raiteliai. Antroje vietoje liko Rita Mažonienė į atsistos ant antrosios vietos pakilos. Na ir trečioji vieta čempionate stovų užskaitoje Eglei Tamulytei sukupo šiandien. Dar kad nugalėtoja tapo Saula, tačiau čempionato užskaitoje Jūratė čempionė tapo pelnytai. Na ir trečiosios vietos Eglės Tamulytės laukiame ties pakila. Taigi, trijulė įsirikiavo ir dabar aplodismentais pasitikime visus gražiai įsirikiavusius čempionės mūsų amazonų. Lypa ant pirmosios pakilos, atvesdama ir prizininkę užimti vietas. Uždavosios akcinės bendrovės Helvina atstovai turėtų įteikti taurę, bet aš norėčiau patikslinti varžybų organizatorius, ar čempiono taurė įteikiama čempionui, ar taip ir yra. Aš norėčiau pakviesti ant pirmosios pakilos ir trenerį Vincą Cilinską, Jūratės tėvelį, kadangi čempionų titulas yra pelnomas pasiekoje. Taigi, aplodismentais pasitikime tikrai nusipelniusį Respublikos trenerį Vincą Cilinską. Taip pat daugkartinį Lietuvos konkurų čempioną, užauginusi ne vieną čempioną ir savo šeimos rate. Žinome, 3 jų kartu Cilinskus, kurie tapo įvairiaus amžiaus grupių čempionais. Ir tikrai aplodismentais palydėkime šios pasiekimus, šios gražios šeimynos. Jūratė Cilinskaitė ir tėtis Vincas Cilinskas ant aukščiausios pakilos mėgėjų pirmosios grupės raitelių užskaitoje. Na ir dabar pirmąjį dvejetuką mes įvardėjome, Jūratė Cilinskaitė, Rita Mažonienė. Pozicijoje čempionate liko Tadas Šeškas, penktoje Virginija Armonaitinė su Vaidams Virdžin ir šeštoji vieta atiteko Gretai Veršulytei su Sugar Free žirgu. Na ir dar kartą norėtume nominuoti ir Latvijos atstovę Ilona Zaula su Grand Cru, kuri tapo šios rungties mėgėjų pirmosios grupės nugalėtoja. Taigi foto atminčiai ir padėkos žodžiai visų. Na, o dabar skamba nacionalinis himnas čempionai Jūratei Cilinskaitei ir jos pirmieji Cilinskui, Jūreliui, skamba nacionalinis himnas.
ir prizininkams. Prašome grįžti į rikiuotę, o kviečiame apdovanojimui mėgėjų antrosios grupės nominantus. Šioje rungtyje čempionės titulas atiteko Gendai Rasai Kabaliauskaitei ir Kalifui. Aplodismentai šiam duetui. Na, o uždaroji akcinė bendrovė Sakona yra rėmėja šio konkūro ir be abejo taurė, kuri bus įteikta. Bus įteiktas akcinės bendrovės Sakona rėmėjų ir atstovų rankų. Antroji vieta šioje rungtyje